Kaip įterpti antrą skaidrę į prezentaciją? Norint įterpti antrą skaidrę, renkamės viršutinėme meniu punkte įterpimas ir spaudžiam mygtuką kairiuoju pelės mygtuku nauja skaidrė. Taip įterpiame antrą skaidrę, lygiai taip pat įterpimas nauja skaidrė, įterptumėm ir trečią, ir ketvirtą, ir kiek tik tai mums skaidrių šiai prezentacijai reikia. Antra, trečia ir kitos skaidrės gali būti skirtingos. Parinkus įterpti naują skaidrę, mes matome įvairius maketus. Norėdami parinkti įterptai skaidrį maketą, spaudžiame vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku ant norimo maketo. Kaip pakeisti skaidrės maketą? Norint pakeisti skaidrės maketą, vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku spaudžiame ant norimo skaidrės maketo iš maketų rinkinio.